Aš esu gimęs tokioj šeimoj, kur mano tėtis buvo ukrainietiškos kilmės. Mano tėvo tėvas XIX amžiaus pabaigoj buvo paimtas iš Poltavos, iš Ukrainos į caro kariuomenę ir tarnavo pasienyje su Prūsija. Apie Vaidilus ten. Kai baigė tarnybą, pasiliko, vedė lietuvę, evangelikę Mėlingytę ir pradėjo naują šeimą. Tai mano tėvas, kilęs iš to šeimos, joje buvo 6 vaikai net. 3 sūnus ir 3 dukros. O mano tėvas buvo turbūt 3. Aš gimiau Taurose gimiau, namuose gimiau, ne Tauragėj. Mano šeimoj, matot, kaip su tėvu buvo. Tėvas 2 kartus buvo Amerikoje. Pirmą kartą važiavo uždarbiauti, jo brolis dirbo Amerikoje, 13 ar 14 metais, 913. Norėjau užsidirbti pinigų, bet prasidėjo karas tarp vokiečių ir rusų. Ir visus Rusijos piliečius Rusija atšaukė. Tai jis pateko, tarnavo karo metais, buvo pramokęs kalvystės Tauragėj, pas gerą vokiečių meistrą kalvį. Caro kariuomeniai tarnavo šarvuotam traukiny. Buvo kalvis. Ir tas šarvuotas traukinys karo metais atsidūrė Sibire. O Sibire prasidėjo, žinot, suirutė ten, Kolčiakas ir baltieji, raudonieji kova. Ir tais metais siautė šiltinė. Mano tėvas pateko į ligoninę Omske. O mano mama, Marija Bublikova, buvo medicinos sesuo. Ir jinai jį ištraukė iš mirties. Ir tada jis vedė ir grįžo į Lietuvą. Mano tėvas dirbo kalviu, nusipirko gretimam kaime didelę jaują, padalino per pusę, iš vienos iš jų gyvenamasis namas, iš kito kalvį, bet įbrido į skolas. Ir važiavo į Kanadą uždarbiauti. Pataikė į krizę 32 metų. Nelabai ką jisai ten uždirbo. Bet lagamine jis mane parsivežė. Tai kartu su žmona, su jūsų mama? Ne. Perkeltine prasme. Juokėmės. Jisai grįžo 32 metais, o aš gyvėjau 33, tai mes juokdavomės, kad tėvas mane iš Kanados parsivežė lagamine. Va, mūsų šeimoje užaugo 6 vaikai. 3 sūnus ir 3 dukros. Iš sūnų aš 3 esu. Pirmas Mikalojus, antras Vladas, aš 3. Aš esu Benjaminas. Hebrajų kalboje tai reiškia paskutiniai šeimoje sūnus. Ir taip ir yra. Taip ir yra, atitinka. Tai tėvai nežinodami, bet... Ne, gal kunigas žinojo kažką, gal nujautė, kad gal daugiau sūnų nebus, bet po to dar buvo mano sesuo gimė vėliau. O per šiai 2 dukterys vyresnės už mane. Dabar iš mano vyresnių jau nėra gyvų. Nei abiejų brolių nėra, nei abiejų vyresnių seserų. Likom mes 2, aš ir mano sesuo Eugenija, kuri gyvena Tauragėj.
O į ką pats jūs linkot labiausiai, kas jums patiko vaikystėje? Ir iš vis buvo sunkus metas, buvo karas artėjo, paskui antras pasaulinis ir Klaipėdos kraštas buvo vokiečių. Tai... Pasienį, Klaipėdos kraštas buvo už 7 km, už 5 km nuo mūsų namų. Pasienis. Tai jūs nepriklausėt, neėjot? Tauragė, mūsų kaimas, sakau, nuo mūsų kaimo, nuo namų dar iki sienos 5 kilometrai buvo. Matot, kaip karo metais, kaip aš pripratau prie knygos. Mokiausi Tauragėj pradinėj mokyklai, vaikščiau kasdien po 2,5 kilometrų, pradėjau lankyti 39 metais. Karo metais labai sunku buvo, vokiečiai mus mėtė iš vienos pastato į kitą, užimdavo geresnius pastatus vokiečių ligoninėm. O jau mokyklai kas likdavo. Bet vasarą aš turėjau labai gerą progą knygas skaityti. Mūsų kaimynai Šimkevičiai, tokie kitoje plento pusėje gyveno, truputį toliau nuo kelio, bajoriškos kilmės, kultūringa šeima, turėjo labai turtingą biblioteką, beveik visas knygas buvo susipirkę, kurios išėjo prieškario metais. Tai aš nuotykinės knygas pasiimdavau ir man reikėjo ganyti vasaros metu karvutę. Jūsų šeimos? Turėjom karvutę. Va. Tai ar ganydavo tokia buvusi kareivinėse Tauragėj. Ten buvo pastatyta prieškario metais daug kareivinių, bet karo metais jau nereikėjo, tai visur žolės priaugo. Tai aš kiekvieną rytą vasaros karvutę vesdavosi į ten ir skaitydavau knygas. Skaitydavau, taip pripratau prie knygos, į tą kelią įsitraukė. Nu, ką noriu pasakyti, kad mūsų šeimoje viskas gerai sekėsi iki 40, iki karo. Mano tėvas buvo kalvis, kaip aš sakiau, vokietis Tauragėj išmokė jį gerai kalvystės. Ir jisai labai gerai išmanė kalvystę, turėjo savo kalvę, instrumentus susipirkę, gerai uždirbdavo, gerai laikėsi, viskas normaliai. Turėjom visą ūkį namų. Žemės tai nedaug buvo. Kadangi mama buvo tarnavusi kunigaikščio Vasilčiko dvare, tai po reformos 22 metais gavo visi broliai, mano dėdės ir tėvas gavo truputį žemės iš Vasilčioko dvarų. Ir mano tėvui atiteko 2 hektarai 200 arų žemės. Ten mes įsikūrėm prie Tauragės plento į Tauragę. Tai vat, buvo viskas normalu, bet kai prasidėjo karo metai, pinigai žlugo, žmonės nebeturi pinigų, pradėjo mokėti degtinę, o tai buvo pražūtis, samagonas. Nu taip, girdimas žmonių, kitaip tariant. Dar tas pats dar bjauriau buvo pokario metais, kai kolchozas susikūrė. Iš tėvo visus įrankius, visą kalio konfiskavo, jis nieko neturi, o už darbo mane pristatė rašyti tokią knygutė buvo, ten parašyta darbadieniai, už kokį darbą, kiek darbadienių. Pavyzdžiui, pakaustė arklį 1/10 darbadienių. Tai aš vadinau tą knygą vargadienių knyga. Nu, taip prasidėjo sunkumai. Tai paskui tėvą labai žlugdė šitas dalykas, gėrimas, nesantaikos prasidėjo namuose. Nu, žodžiu, sunkus labai buvo metai. Bet aš kažkaip kabinausi. Mano brolis irgi buvo toks knygis, istorikas, vyriausias brolis Mikas. Tai aš iš jo kažkaip žiūrėdamas irgi
stiebiausi, mokiausi, stengiausi, savarankiškai dirbau. Baigiau vidurinę mokyklą sidabro medaliu. O sakykit, tai ir karo metais, ir paskui pokariu, gal kažkokių mokytojų turėjot? Kaip jūs į tą lituanistiką pakrypot? Kodėl patraukė lituanistika būtent? Gal mokytojai kažkokie ypatingi buvo? Taip, suprantat, vienas dalykas, kad aš knygas labai skaičiau, sakiau, o 45 metų, kai pradėjau lankyti Tauragės pirmą vidurinę mokyklą, 5 klasę, tai mano lietuvių kalbos buvo mokytojas Navasaitis. Tai buvo labai įdomi asmenybė. Jis buvo griežtas. Kartais mus pabardavo, bet reikalaudavo ir mes paskui supratom kažkaip, kad tikrai dirbam darbą reikalingą. Man pradėjo sektis rašiniai, kadangi skaičiau knygų, tai rašiniai man taip pat gaudavo gerus pažymus už rašomosius darbus. Rašybos ir skyrybos irgi taip jau spaudė gerai, mokė. Tai man šita disciplina kažkaip prie širdies. Ir aš dabar, kai galvoju, atsigręžiu į praeitį, tai galvoju, kad man matyt šitas kelias buvo numatytas, nes aš dirbdamas mokyklai, kai baigiau universitetą ir buvo pasiūlyta, kuo norėčiau būti, kur norėčiau, tai aš pasirinkau mokytojo kelią. Ir laikiau, kad kaip mokytojas aš save realizavau. Pirmiausia, man mokykla buvo kaip savotiška, kaip čia pasakyti, mokiniai kaip savotiška eksperimentinė bazė. Taip atvirai šnekant, mane brolis Mikas buvo prikalbinęs stoti į mediciną. Aš įstojau, kadangi medaliu buvau baigęs. Nereikėjo tais laikais egzaminų laikyti. Bet gal porą mėnesių pasimokiau, man nepatiko. Kodėl nepatiko? Todėl, kad reikalavo viską kalti atmintinai. Suprantat, ten koks nors kauliukas įdubimas, visus pavadinimus atmintinai lotyniškai mokytis. Toks kalimas tai ne man. Niekaip aš negaliu pagalvojau, yra įvairūs žinynai. Prieš operaciją gydytojas gali pasižiūrėti, pasitikrinti, pasikartoti. Žodžiu, paskui prozektoriume su tais lavonais, suprantat, man niekaip nepa. Tai aš dokumentus persikėliau į filologijos fakultetą be jokių problemų. O koks jums pasirodė tuo metu Vilnius? Ar buvot lankęsis anksčiau Vilniuje? Ar kur apsigyvenot Vilniuje? Matot, anksčiau buvo karo metais, aš esu lankęsis su mama. Mes brolių lankė. Mano brolis karo metais Mikas gyveno Vilniuje. Tai pokario metais, šitą 53 metais Lenino dabartiniam Gedimino prospekte pasidariau nuotrauką. Dabar ką noriu pasakyti apie universitetą. Suprantat, universitete turėjau gerų dėstytojų. Tai tuo metu ar Meilė Lukšienė vadovavo katedrai literatūros, ar jau ne, kai jūs studijavote? Dar nevadovavo. Bet buvo Lebedys. Aš neatsimenu, kas vadovavo, bet man dėstė Jurgis Lebedys. Mano dėstytojas buvo, paskui Zinkevičius buvo dėstė. Pikčilingis gal? Tokie žymus. Bet labiausiai, didžiausiai įspūdį man paliko Leonas Valkūnas. Valkūnas dėstė lotynų kalbą. Man tai patiko, žinokit. Mokyklai nebuvau mokęsis. O
čia turbūt 2 metus mokiausi lotynų kalbos. Tai patiko žodžio kilmė, lotyniški posakiai, visi taip įsiminiau. Žodžiu, paskui mane domina kiekvieno žodžio kilmė, mane domina, kaip iš kur, pavyzdžiui, atsiradę tarptautiniai žodžiai iš lotynų kalbos, kaip susirutuliojo. Nu, studijų metais, matot, pirmam kurse aš gavau stipendiją, 205 rublius. Tai čia daug? Tai dar iki reformos buvo tie pinigai. Iki pinigų reformos. O nuo antro kurso, kadangi aš sportavau, taip jau sportiškas buvau, taip man buvo pasiūlyta vadovauti sporto klubui fakulteto. Nu, tai aš iki galo dirbau, 2 metus dirbau sporto klubo pirmininku fakultetą, paskui mane pakeitė kitas, bet man išliko Juliaus Janonio vardo stipendija. 450 rublių, tai jau karališkai. Tai jeigu aš pirmais metais gamindavausi ant primusiuką savo valgį pietus Čiurlionio pirmam numerį bendrabutį gyvenau. Su Vytautu Sirvydžiu, kuris yra iš Utenos. Vienam kambarį gyvenau net. Tai paskui aš jau nebesigamindavau, visą valgydavau tauro valgyklai, bendrabutį, gyvenau bendrabutį, bet aš taip susitvarkiau dienotvarkę, kad po paskaitų aš neidavau į bendrabutį. Aš užsidarydavau bibliotekos skaityklai, universiteto rūmuose pagrindiniuose ir iki pusę 10 dirbdavau. Tai va tie metai buvo man labai produktyvūs. Aš perskaičiau daug antikinės literatūros kūrinių, vakarų Europos literatūros kūrinių. Labai įdomus buvo speckursas ukrainiečių literatūra, man labai patiko, irgi Safronovas skaitė apie ukrainiečius, kokia turtinga ukrainiečių literatūra yra. Panas Mirnai, Kocyubinski, Ivan Franko, Lesė Ukrainka ir daugelis kitų. Tarasas Ševčenka, ar ne? Daugelis kitų ir man išliko tiesiog dideli įspūdžiai. Tai atsakau, tie metai buvo produktyvūs labai. O sakykit, jūsų bendrakursiai gal buvo kažkokių žinomų, paskui vėliau tapusių rašytojų. Čia Marcinkevičius, Maldonis, tai ankstesnė šiek tiek karta, ar ne? Truputį ankstesnė. Mano kursė buvo Kašauskas, Raimondas Kašauskas iš mano kursė, Henrikas Čigrėjus poetas. O Tomas Venclova jau irgi šiek tiek vėlesnis. Vėlesnis jo, nebuvo. Nors man atrodo, kad jis iš kažkuriam žemesniam kursė jau buvo, kai aš studijavau. Nu, paskui Elena Bukelienė, dėstytoja. Vėliau tapo dėstytoja, o... Mano bendra kursai buvo. Paskui Aldina Paulauskienė, universiteto dėstytoja irgi. Kalbininkė. Kalbininkė. Nu, va tokia iš to kurso. Dar daugiau yra, bet aš dabar iš karto visų negaliu atkreipti. O sakykit, ar jūsų laikais toks jautėsi, kad dėstytojai šiek tiek stengiasi apeiti tą stalinistinę visą ideologiją, tą interpretaciją, kad tokie laisvesni lyg tai buvo literatūros katedros, pavyzdžiui, nes ten paskui ta garsioji byla buvo 57-8. Matot, kaip yra. Jie negalėjo kitaip daryti. Būdavo programos ir programose kai kurių nebūdavo mūsų rašytojų. Nu taip, bet paskui ir pašalino Meilę Lukšienę, ten Irena Koskevičiūtė. Tai vėliau truputį po manęs pašalino už tai, kad jie
Ai, tiesa, labai įdomi Zaborskaitė skaitė. Labai įdomus kursas buvo. Poetika visą labai didelį įspūdį paliko. Nu, žodžiu, universitetas man davė daug. Davė tai, kad aš dabar galiu įrašyti tas knygas, kurių pėdsakais. O sakykit, ar jūs labiau linkot tuo metu į literatūrą ar į kalbą? Ar ir į tą, ir į tą? Daugiau į kalbą. Daugiau į kalbą. Mano kursinis darbas buvo, diplominis darbas buvo. Naujadarai Daukšos postilėje. Labai įdomi tema. Nustatyti, kurie ten žodžiai naujadarai. Tai šitą darbą mano Palionis, vadovas buvo Jonas Palionis. Vėl mes atsidūrėm į tą ukrainietišką mano kilmę. Mano diplome parašyta Kontratenka. Tai įsivaizduojate, kad mano kurse tais laikais ar rusas, ar ukrainietis, vis tiek rusas. Tai manim nelabai pasitikėjo, žinok. Manęs nekvietė į vėlinės ten, kur buvo. Aš savo knygoj apie Tauragę, kai rašau gimtinę, aš įdėjau tokią epigrafą. Nesvarbu, kokios tautybės žmogus yra, bet svarbu, kam jis dirba. Reiškia, koks gyvena savo jo gimtinė Lietuva ir jo darbai yra skirti Lietuvai. Sakykit, tada po studijų jau pradėjot mokytojauti, čia maždaug nuo 58 iš karto po studijų, ar ne? Tai va, taip įdomiai išėjo, žinokit. Gavau iki Bartų rajono Virbalio vidurinę mokyklą. Pačiam pakrašty vakaruose, už Vilkaviškio dar prie sienos su Karaliaušos kraštu. O Virbalis 5 kilometrai čia į Vilkaviškio pusę. Tai paskirimas į Virbalio vidurinę mokyklą, lietuvių kalbos mokytojas, nuvažiuoju. Nebėra man vien lietuvių kalbos. Reikia ir karinį dėstyti, ir rusų kalbą, ir lietuvių kalbą. Tai va tie pirmi. Nes matot, kas atsitiko. Kybartuose buvo geras pučiamųjų orkestro vadovas ir jis įsimylėjo ištekėjusią moterį Dambrauskienę. Kadangi kilo skandalas, tai Dambrauskienė iš Kybartų į Virbalį ir mano pamokas nuplaukė dalis pamokų. Nu va, kaip tikrai peripetijos visokios, ar ne? Bet matot, aš metus padirbau, o kadangi universitete buvau, kaip sakiau, pasireiškia, mums gana neblogai sekėsi vadovauti sporto klubui. Per 2 metus mes laimėjom nemažai universiteto rungčių, tai mane kažkaip prisiminė ir 59 metais buvo renkami, reiškia atsirado tokios pareigybės rajono vykdomo komiteto pavaduotojas kultūros reikalam. Kadangi aš Kybartuose neturėjau kur gyventi, tuo metu kaip tik aš sukūriau šeimą, neturėjau kur gyventi, tai aš galvoju, nieko neprarandu. Išvažiavau į Linkuvą. O prieš tai dar mėnesį laiko kursus lankiau, būsimųjų šitų pavaduotojų kursus Vilniuje. Nu, va tai dirbau 59 metais
o 60 metais likvidavo rajonus. Nebeliko šitų rajonų, nei Kybartų rajono, nei Linkuvos rajono. Tai aš pasilikau tada Pakruojį, pasiūlė man. Tai čia iš Suvalkijos, tada į Šiaurės Lietuvą Taip, nuvažiavot. O paskui dar esate dirbęs ir prie Druskininkuose, ar ne? Tai aš pasakysiu, kaip buvo. Reiškia, kadangi Linkuvoj, aš užjudinau kultūrą, Linkuva buvo visada atsilikusi kultūros baruose. Nu, o Jakelaitis kažkaip mane nužiūrėjo ir man sekėsi, mes organizavom chorą, atidarėm kultūros namus, aš pats dalyvau įrengiant kultūros namų sceną, visą saviveikla, dramos būrelis, šokių būrelis. Paskui Linkuva Šiaurės Lietuvoje kažkokiam konkurse jau pasirodė su choru viską. Tai Jakelaitis atkreipė dėmesį į mane ir pasiūlė, sako, gal norėtumei dirbti kultūros vedėju. Pasirink, sako, yra Prienai, yra Druskininkai. O aš studijų metais esu buvęs ekskursijoj Druskininkuose. Labai gražus miestas, viskas man patiko. Aš pasirinkau Druskininkus. Nu, ką galiu pasakyti apie Druskininkus? Šiokie tokie pėdsakai palikti yra. Pirmiausia, Jakelaitis, kultūros ministro pavaduotojas, suorganizavo pučiamųjų orkestrą. Druskininkuose, kad vakarais parke, kaip dar caro laikais, kad būdavo grotų pučiamųjų orkestrą. Žmonės išeina pasivaikščioti pagal Nemuną, dūdų orkestras groja. Ir tai buvo profesionalų pučiamųjų orkestras. Gerai etato atsiuntė, o dabar tu žmogau galvo, ką paimti, iš kur tą dirigentą gauti. Nu vėl dievulis parodė kelią. Tuo metu jaunimo simfoninis orkestras Druskininkuose turėjo stovyklą. Ir vadovavo Bekeris, kompozitorius. Ir ten buvo toks studentas Balčiūnas, Romas Balčiūnas. Kažkaip kilo mintis pakviesti Balčiūną, Romą Balčiūną vadovauti orkestrui. Žinau, kad pataikiau, geriau negali būti. Energingas, tai buvo žmogus. Paskui žiūrėkit, jis pagarsėjo Vilniuje, įkūrė šitą pučiamųjų orkestrą, kuris Europoje skambėjo. Kordabaletą padarė moterų, nu žodžiu, labai daug, bet gaila, žmogus sudegė jau, kaip sakot, nebėra jau jo. Tai vat vienas dalykas, laikau, kad atradau Balčiūną kaip labai gabų dirigentą. Bet jūs taip pat vadovavot ir fotografijos, ir turistų būreliams, ar ne? Taip. Pasakysiu trupučiuką. Dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad tuo metu iškilo reikalas, kad reikia Čiurlionio muziejų Druskininkuose, memorialinės patalpas atstatyti. Ir ten jos Čiurlionio brolio dukra Servienė ėmėsi tų darbų, remontavo tą pastatą ir aš jai padėjau parūpinti medžiagų deficitinių. Bet paskui reikalas taip klausėsi, kad vis žadėjo, užbaigsiu ir atiduosiu. Nieko panašaus. Paskui užgėdojo, kad ji nori iš valdžios gauti 100 000, paskui 200 000, kad atiduotų muziejui. Tai Jakelaitis supyko, parašė, organizavo felietoną, ar užteks 500 000. Ir tada
iš jos atėmė, iš viso nieko negavo. Godumą žmogų pražudė. Ir tada aš, žodžiu, dalyvau tose įvykiuose. Ir tada iškilo reikalas, kaip pavadinti, kokioj gatvėje tas muziejus bus. O ten pokario metais tų gatvių pavadinimų toks jovalas buvo ir Kolūkio gatvė, ir Maskvos gatvė, Melnikaitės gatvė. Tai mes su architektu Algirdu Mačiuliu, kuris paskui dirbo konservatorijoje. Ten net Dailės institute dirbo. Dėstytojas buvo. Mūsų pasitarė, pakeitėm gatvių pavadinimus. Paruošėm sprendimą ir Kolūkio gatvė išnyko. Ir Čiurlionio memorialinis muziejus atsirado Čiurlionio gatvėje numeris 1. Taip, puiku. Dar tie metai Druskininkuose, aš pusantrų metų dirbau kultūros skyriaus vedėjas, paskui atėjo toks pirmininkas, vykdomo komiteto pirmininkas Janilionis, buvęs futbolininkas. Nesušnekamas žmogus. Ir iš viso tie santykiai susiklostė taip, kad aš jau neapsikenčiau ir paskui perėjau grinai į mokyklą. Po pusantrų metų grinai mokyklai dirbau nuo 61 iki 70 metų. Tai dirbau Druskininkuose mokykloje. Beveik 10 metų. Tai man ten buvo... Bet jūs toks labai plačių interesų žmogus, ar ne? Daugybė jums rūpi ir muzika, ir... Suprantate, kaip yra. Mes, pavyzdžiui, aš dalyvavau vyrų kvartetą sukūrėm, mokytojų vyrų kvartetą Druskininkuose. Ir jūs dainavot pats, ar? Pats dainavot, ar... Dainavau, aš tenoru dainavau. Tada mūsų šitas orkestras, šitas ansamblis, kvartetas su kitais kolektyvais dalyvavom kaiminėse, sanatorijose, kaiminiuose. 2 kartus buvom pasirodę televizijoje, net, žodžiu, su muzika tokia irgi. Bet ir mokykloje, ir vadovavot, ir fotografijos būreliui, ar ne? Taip, Druskininkuose jau dirbdamas mokyklai, bet fotografo būrelį aš vadovau pionierių namuose Druskininkuose. O iš kur tas pomėgis fotografijai, ta tokia polinkis į fotografiją? Negaliu pasakyti. Nes jūsų ir knygos jūsų iliustruotos jūsų paties fotografijom, ar ne? Kūrėjų pėdsakais yra jūsų paties fotografijų. Tik tai pirmoji knygoje ne mano fotografijos šitą knygutė čia stovi. Paskui vadovavau taip pat ir turizmui. Kaip su turizmu susiję. Buvo mokykla internatas, kur aš dirbau mokytoju ir turėjo dviračius sportinių, tokių turistinių dviračių, su tokiam rankenom lenktom. Tai aš priglaudžiau inventorių, palapinių buvo ten, palapinių lenkiškų buvo, dviračių neprisimenu kiek, mes keliaudavom po apylinkės viską ir taip gimė paskui mano knyga Po Druskininkus ir apylinkės. Čia jūsų pirmoji knygelė. Šitas serijos, tai su šitą tai būtų 27 knygos. Čia aš neskaičiuoju. Ai, neskaičiuojat, aha. Tai kaip gimė ta mintis, papasakokit, kaip jums kilo tas sumanymas? O labai gerai galiu atsakyti. Reiškia taip, aš iš Druskininkų persikėliau į Vilnių. Vilnius traukė vis dėlto, ar ne? Traukė sugrįžti į Vilnių, į studijų miestą. Taip, suprant, kažkaip Vilniui, taip matyti reikėjo, kad aš čia mano leidybos reikalai taip sprendžiasi visi. Suprantate, kiekvienas leidybos reikalas iš Druskininkų važiuok į Vilnių,
aš Druskininkuose pradėjau, kaip sakiau, leisti knygas, jau parašiau seriją knygų šitų apie kurortą, informacinių tokių leidinių, viską, taisyklių reikinių. Tai man patogiau čia buvo šitas dalykas. O tai kaip kilo ta mintis, dar sugrįžkit, pradėti literatūrinę tą kraštotyrą, tą tokią knygų seriją? Nuėjau į šalį truputį. Atvažiavęs iš Druskininkų į Vilnių, aš dirbau mokyklai. Čia Lazdynuose buvo Lazdynų gimnazija, dabar yra rusų mokykla čia įsikūrusi Lazdynuose. Ir 8 klasėje buvo pasiūlytas fakultatyvo temos. Organizuok fakultatyvo būrelį, fakultatyvo ir temos. Ir viena iš tų temų buvo literatūrinės Suvalkijos vietos. Tai kilo man mintis, o matot, pati mintis kažkaip gimė dar anksčiau. Dar mokyklos metais aš tiesoj radau straipsnį tokį apie suomių rašytę Mailą Talvijo Plokščiuose. Ir tai yra kraštotyrinė tokia medžiaga. Sudomino mane. Studijų metais aš kažkaip kraštotyrą nutolau nuo kraštotyros. Bet traukia. Paskui dar vienas dalykas buvo, kad Druskininkuose mes su direktorium surengėme autobusų ekskursiją į Ukrainą, Krymą aplankėme tas vietas ir Kryme atkreipiau dėmesį, kad ten daug žymių rašytojų turėjo savo vilas. Reiškia, kažkur vėl ta mintis kirbėjo parašyti apie kurį pėdsakais pavaikščioti. Tai mokiniam paskyriau temas, suskirčiau temas apie literatūrinę Suvalkiją. Jie parašė referatus, kaip mokinys sugebėjo parašyti taip. Su tais referatais vasaros atostogų metu mes keliavome per Suvalkiją, pėsti keliavome autobusais, miegodavom šieno kaugėse. Žinot, kokias šieno kaugės, kaip stogas. Susikaupė medžiagą, o kadangi aš buvau pradėjęs bendrauti Druskininkuose su minties leidykla, tai aš jiem pasiūliau, sakau, ar nenorėtumėt, kad aš jums pateikčiau rankraštį literatūrinės Suvalkijos vietas. Jie pagalvojo, sako, ne, čia prabanga vienam rajono, o jeigu visą Lietuvą apsimsi, tada rašysi, tada išspausdinsim. Galvoju, dabar aš jau kaip įsūčiau, kaip vilkas uodegą iššalau eketėjai. Bet nepasidaviau. Ir štai gimė šita knyga. Jinai turėjo pasisekimą, žinokit. Dabar jau čia yra bibliografinė retenybė jos. Mes turim šitą. Kelionėm, labai buvo kelionių, mėgiamas autobusais, keliaudavo po Lietuvą, o čia yra labai glaustai, koncentruotai pateiktos rašytojų biografijos. Aš tik tai įtariu vieną dalyką, kad matyt nenorėjo mano leisti, kad aš per mažai pagarbinau tos revoliucionierius rašytojais. Gali būti. Ir čia 81 metais, ar ne? 81. Paskui dirbau mokykloje, iki 91 metų aš irgi buvau palikęs, apleidęs tą darbą. O 91 metais gimė sumanymas tą seriją pradėti leisti, kur čia knygos yra kurioje pėdsakais. Šitokio formato. Pirmoji knyga kaip tik buvo su dailininkė Birutė Matijošaitytė, aptarėm, reiškia, maketą, viršelis su tokiu užrašu, su paukščio polėkis, kūryba polėkis.
Visada viršelį nuotrauka daroma. Ir čia būdavo jūsų nuotraukos, ar ne? Ana. Visada. O kaip sugalvojate apskritai tą koncepciją tokią, kad su maršrutais, su žemėlapiais? Čia irgi dar su žemėlapiais? Čia dar yra žemėlapiai. Aha. Tai mano pirma ir antra knyga ir dar trečia yra, dar taip parašyta, kad nelabai aš patenkintas esu, kaip aš parašiau. Aš parašiau grynai per vietovės. Vietovės. Tai mano kai kurios biografijos per 3-4 vietas atsidūrė. 2-3 vietose viena biografija. Tai paskui nuo 4 knygos aš jau atsisakiau šito ir dabar iš eilės mano biografijos rašomos abėcėlės tvarka. Mano kūrėjų pėdsakais knygos man sudarė galimybę istoriją Lietuvos. Istoriją gerai pažinti, suprantat? Nes žmonės gyvena tam tikroje aplinkoje, tam tikrų laikotarpių, jie nėra izoliuoti. Tai man labai padeda Lietuvos istoriją pažinti. Tikrai. Ir iš jūsų knygų ir galima rekonstruoti. Taip, tas ir yra. Labai daug istorijos dalykų yra. O čia žmonių tremtis, čia ir partizanio kova. Mano knygos yra apie Lukšą, ne Daumantą, bet Skirmantą. Pasakysiu jums, kodėl negalima vartoti Juozas Lukša Daumantas. Daug kas nežino, kodėl negalima vartoti. O šitas slapyvardis Daumantas yra Juozo Lukšos draugo Kazimiero Varkalos. Slapyvardis buvo Daumantas. Kai Juozas Lukša 47 metais į vakarus ėjo ir nešėsi medžiagos savo dienoraščio atsiminimų, tai jam ir Varkala davė savo medžiagą surinktą dienoraštį apie mūšius, apie kitas dalykus. Ir kai jis išleido tą knygą Partizanai už geležinės uždangos, tai jis parašė, jis negalėjo savo pavardės parašė. Jisai parašė Juozas Daumantas. Daumantas, slapyvardis savo draugą. Pagerbė savo draugą, kadangi jau Daumantas buvo žuvęs, tuo metu jau buvo, kovojo žuvo jisai. Tai vat, ir tada Marijampolės rezistencijos ir tremties muziejaus direktorius Sajauskas, mano bičiulis, yra išleidęs knygą Tauro apygardos partizanų slapyvardžiai. Ir prie Juozo Lukšos nei vieno slapyvardžio Daumanto nėra. Tai aš parašiau straipsnį ir pasiūliau, kad geriausias būtų Skirmanto. Paskutinis jos slapyvardis buvo Juozas Lukša Skirmantas. Dabar jeigu atrastų jo palaikus, kodėl aš taip sakau, jeigu atrastų palaikus Lukšos ir užrašytų, kad Juozas Lukša Daumantas, tai būtų neteisybė didelė. Turėtų būti rašyti Juozas Lukša Skirmantas. Labai įdomu, kaip jūsų procesas vyksta, visas šitų knygų rašymo. Kaip kokie jūsų šaltiniai yra? Iš kur jūs ima tą informaciją? Kaip jūs, čia kiek turit pagalbininkų, visoje Lietuvoje turit turėti, ar ne? Iš kur jūs tokį tinklą? Turiu pagalbininkų kažkiek. Matai, kaip yra. Pirmiausiai, aš turiu tokias dėžės čia. Matot, čia dėžių. Taip. 120 dėžių. Kur apie rašytojus yra kažkiek ištraukų iš spaudos, atsiminimų kažkokių įdomesnių detalių, kad galėčiau paįvairinti biografiją. O šiaip, pavyzdžiui, pradžia, aš esu kartoteką susidaręs. Suprantat?
Oho. Nu, visos Lietuvos kartoteka yra čia. Bet tai kaip įmanoma, tai čia per visą gyvenimą tokį sukaupėt Nu, įmanoma. derlių tokį. Įmanoma, šito niekada nežaidžiau su šito rūkimo, nežaidžiau, mankštinausi. Tai Bet jūsų knygose yra tokių literatų, kur nežinom mes apie juos. aš pasakysiu apie juos. Tai va, čia pradėjau aš iš šito Vanago. Vytauto Vanago. Vytauto Vanago sąvado. Paėmiau sąvadą, sudariau, surašiau kartoteką visą. Sakau, o čia tų dėžių, matot, kiek ten prikišta yra. Tai čia yra pagrindas pagal rajonus, va, kas čia yra. Parašyta. Nu, čia Druskininkai, Alytus, čia Dzūkija, Šalčininkai, Varėna. Va, čia jau parašytas knygos. Tai čia nurodau, kur šaltiniai yra, apie juos, kur galima parašyti. Dabar apie gyvus, pavyzdžiui, apie retesnius. Gyvus aš stengiuosi surasti pats. Važiuoju pirmiausia į tą rajoną, su literatu, jeigu yra būrelis literatų sąrašus gaunu. Jie paskui patys parašo, aš tokią atmintinę parašiau, kaip parašyti biografiją savo mano knygai. Nu, apie retesnius aš irgi stengiuosi iš bibliotekos gauti kažką. Iš rajonė bibliotekos, nu, tenka bendrauti, suprantat? Bet tai su kiekviena biblioteka, su kiekvieno rajono. Taip. Tai jūs labai bendraujantis žmogus, labai... Aš labai mėgstu bendrauti, man labai reikia. Kažkaip ir sekasi bendrauti. Matot, niekada aš nedarau šitą. Nerečiat nosies. Paprastai bendrauk, būk paprastas žmogus, nieko nesikelk savęs į padangę. Ką darysi, geriau kiti tegu pastebi tave įvertina. O pats niekada nereikia. Žodžiu, sukūriau tokią taisyklę, kad žmogus, kultūringas žmogus turi matyti prieš save, aplink save ir žinoti, kaip elgtis. Labai paprasta formulė. Prieš save, aplink save. Bet jūs sakot, kad renkat ir tas citatas, įvairias mintis, ar ne, apie rašytojus ir pačių rašytojų. Kaip aforizmų turiu prisirinkęs iš viso. Tai jūs kaip ir bibliografas dirbat ir kaip... Paskui, kai rašau šitas epigrafą, tai aš iš poezijos knygų paimu, atrenku, kurio mano nuomonė geresnis eilėraštis, atitinka biografiją kažkokią, o jeigu netitinka, tai šiaip kažkoks geresnis eilėraštis, tai visur epigrafai. Tai mano šitai knygoje neleido epigrafo dėti. O paskui aš vis tiek beveik visur yra epigrafai. Būna, kur daug literatų, tai pavyzdžiui apie Druskininkus 2 knygos, Varėną, apie Lazdijus 2 knygos. Apie Varėnos krašte, man atrodo, Marijampolės 2 knygos yra, bent jau žiūrėjau taip. Marijampolės 2 knygos. O tai kiek dabar trūksta dar? Ar dar daug trūksta? Daug. Daug trūksta. Tai bet gerbiamas Benjaminai, o pagalbininkų, kurie jums padėtų pačią knygą sudaryti, neturit tokių? Pats viską? Kad nėra reikalo. Matot, man dievulis atsiuntė, visą laiką man spausdindavo Druskininkų. Tokia leidykla čia Vilniui buvo tokia, Karminas. Paskui Karminas jau, technika paseno, sako, negalėsim leisti. Bet vėl dievulis man kelią parodė. Paskambinau literatui Endrijaičiui
Sako, Gintas Vaitonis padarys viską. Dabar man Gintas Vaitonis viską daro. Matot, su Vilniumi yra taip, kadangi aš turiu parašęs jau apie literatus Vilniui, Kaune, Panevėžy, Šiauliuose ir Klaipėdai. Ir guli dabar rankraštis. Prieš pradėdamas leisti va šitą seriją, aš buvau sugalvojęs miestų, kurie pėdsakai miestuose. Taip, nes ten labai daug sueina, ar ne? Ten jau tiršta. Tai dabar mano ten rankraščiai guli, aš turbūt nelabai prieisiu prie jų, gal kas nors po manęs paims ir pratęs, nes labai reikėtų daug papildyti. O sakykit, o kokie būna sunkumai, pavyzdžiui, ar patirėt kažkokių sunkumų, rinkdamas tą medžiagą, ruošdamas tas knygas? Ir iš viso, ar čia tiesa, kad jūs iš savo lėšų viską leidžiat? Negi tikrai nėra, kad kas remia? Nu, va čia šitą knygą truputį padėjo Indrašius 300 eurų. O dabar nieko. Anksčiau, matot, aš knygose mėgindavau prašyti ten vykdomųjų komitetų šitą... Savivaldybių, ar ne? Savivaldybių. Vargo pietus pažada, neištesi, kai reikia pervesti pinigus, turi prašyti, maldauti. Tai užsiutau ir dabar nieko neprašau. Bet kaip taip įmanoma iš savo lėšų? Labai paprastai įmanoma. Šitokia serija. Mano tokia knyga išleisti kainuoja, kadangi redaguoju pats, kainuoja, viena knyga kainuoja maždaug 15 eurų. Tai jeigu 100 egzempliorių, tai 1500 eurų. Tai per metus tai ir man dideli pinigai. Nu vis tiek čia toks idealizmas, žinot, čia toks... Aš pensiją gaunu ne tokia jau bloga, suprantat. Tai matot, kaip yra. Aš, kaip sakysim, čia viskas dabar, mano amžiui, viskas suėjo labai įdomiai. Ir čia sovietiniais metais Dievo nėra, nieko nėra, žodžiu. O yra taip, kaip šitas šventoji dvasia. Arba geroji energija, kurią ir pagonys pripažįsta ir visi pripažįsta. Viską gyvenime reguliuoja šventoji dvasia arba geroji energija. Ji nukreipia į tam tikrą kelią, atsiunčia pagelbininkų. Žodžiu, viskas jos yra rankose. Noriu parodyti net pasireiškimus tos šventosios dvasios. Gerosios energijos. Parodykit. Čia yra, kurie pėdsakas šitam. Seinų ir Suvalkų krašte. Seinų, tai čia jau už Lietuvos ribų. Dabar Lenkų kraštas. Dabar žiūrėkit. Čia yra vienuolynas Seinų. Ir kunigų seminarija buvo čia. Kai aš nuotrauką dariau, aš neatkreipiau dėmesį. Pažiūrėkit, kas buvo apsiniaukę, taip? O kas čia? Saulė išlindo, ar ne? Ne saulė. Va, ta geroji energija sukaupta tose vienuolyno sienose, išsisaugojo, jinai eina į viršų. Suprantat? Tai aš tik paskui atkreipiau dėmesį. Paskui ir dar iš kitą rakursą dariau nuotrauką. Kur čia dar nuotrauka? Pažiūrėk. Galena. Kur tos nuotraukos yra? Vakit, pabandysiu. Va čia. Aha, ir čia saulė išlindus.
Ne saulė. Na gerai. Čia ne saulė, saulės nebuvo. Išsklaidė debesį, suprantat? Geroji energija išsklaidė debesį. Tai dar tada paklausiu, ar gaunat atgal tą gerą energiją, ar būna pristatymai, ar nevyksta bibliotekose? Gaunu geros energijos, žmonės džiaugiasi, ar ne? Matot, sakau, kadangi aš piniginį atlyginimą jokio negaunu, aš gaunu moralinį tokį pasitenkinimą. Dėkoju žmonės, apie kuriuos aš rašau. Geras žodis, palinkėjimai geri. O geri linkėjimai visada į naudą išeina. O be to dar mane truputį ir pagloboja šventoji dvasia, ta geroji energija. Tai jūs sakot, kad tas kraštotyros darbas prasmingas yra ir dabar, ar ne? Matot, dabar bibliotekas atsirado kraštotyros skyriai. Tai kurie man labai daug padeda. Tai aš tai derinu, pavyzdžiui, labai daug. Tauragės biblioteka man labai daug padėjo, kraštotyrą. Jurbarko padėjo. Nu, kai kurios nelabai. Nu, čia Utenos padėjo dabar. Nu, žodžiu, įvairiais būdais knyga gimsta. Dirbau mokykloje čia minties, tai irgi vadovavau turistų būreliui, kraštotyros būreliui, su savo klase ir su turistais mes Vilniaus apylinkės išvaikščiojom, aplankėm visą apylinkės Vilniui, visas vietas aprodžiau mokiniam. O paskui tokia mintis gimė, kad norint mokinių meilę savo kraštą išugdyti, reikia su mokiniais keliauti po Lietuvą. Ne autobusu, bet dviračiu arba pėsčiom. Kas atsitinka? Jeigu jaunas žmogus aplanko tą vietą, tai ta vieta tampa jo nuosavybė, intelektinė nuosavybė. Ir iš čia atsiranda meilė kraštui. O dabar, kas atsitiko po atgimimo, ekskursiją organizuojam, duokit mums Vakarų Europą, duokit Paryžių, duokit Italiją, duokit ekskursijas ten. O apie savo Lietuvą. 115 metų nuo gimimo dienos buvo konkursas surengtas ir aš parašiau tokį platų rašinį apie Salomėją Nėrį. Įrodžiau, kad Salomėja Nėrį už eilėraščių rinkinį Prie didelio kelio ir už ryšius su Lietuvos partizanais, nes jos eilėraštis Tolimos sapnas atsidūrė partizanų spaudoj. Ją nunuodijo. Užkrėtė mebomis Maskvoj, aukščiausios tarybos sesijai, kai buvo. Paskui gydytojai buvo Kaune įsakyta negydyti. Privertė, KGBistai pasakė, negydysi. O ar galėjo gydytojas nepaklusti? Negalėjo nepaklusti. Tai jūsų čia versija tokia Salomėjos Nėries mirties priežastis tokia, ar ne? Tai amebomis užkrėtė. Paskui nustatė ligą, kad amebazė diagnozė yra. Buvo vaistų nuo amebazės, galėjo gydyti. Taip. Bet specialiai buvo matyti nurodyta, kad reikia likviduoti. Tai jūs nepritarėt tiems, kurie sako, kad Salomėja Nėris čia didelė priešė yra mūsų, nes... Visiška nesąmonė, tie, kurie nieko neišmano, nežino, tai ir pliurpia kažkokias nesąmonės. Aš įrodau taip, kad Salomėja Nėris klydo. Taip. Klydo. Bet jinai yra atgailavo. Jinai tikėjo 40 metais, kad Tarybų sąjunga yra laimės šalis. Ji tikėjo nuoširdžiai, kol pamatė paskui pati, kaip buvo karo metais, Rusija pamatė, kad siaubas, kokia ta šalis baisi,
kokie žmonės baisus. Suprantat, praregėjo, tai žmogus keičiasigi. Ir tas rinkinys, žiūrėkit, ką reiškia prie didelio kelio. Niekas taip Lietuvos likimo nenusakė kaip Salomėja Nėris. Klausykit. Prie didelio kelio mes gluosniais palinkom. Šakos nuleistas, lietuviai, taip bejėgiai. O gūdus likimai kelių tolimų, vežimas į Sibirą. Žmonių keliai tolimi. Nuėjo, žiūrėkit, nuėjo. Pavasaris mūsų didžiuoju keliu. Tas didysis kelias tarp rytų ir vakarų. O pavasaris tai Lietuvos nepriklausomybės metai. Nuėjo, žiūrėkit, nuėjo. Pavasaris mūsų keliu. Ir gluosniais mes likom prie didelio kelio. Beržais svironėliais prie stepės plačios. Kazachstane, ten kitur, kur ištremti buvo. Ir svyramų šakos, ir byra lapeliai, žmonės žūsta. Ir veriamus speigas tik šerdės pačios. Ar galėjo jie dovanoti Salomėjai Nėriai šitokius dalykus? Tai kai išėjo jos rinkinys, nebeišėjo šitas rinkinys prie didelio kelio, o padarė Dainuok širdie gyvenimą. Išmetė tos eilėraščius, pakeitė visiškai. Bet tokio eilėraščių, kur Lietuvos likimą parodė, kur atsidūrė Lietuva, jie negalėjo išspausdinti tarybiniais metais. Reiškia, Salomėja Nėris jau nebe tokia, kokia reikalinga yra. Suprantat? Tai labai gerai, labai reikalingas jūsų toksai apgynimo žodis Salomėjai Nėriai, nes tikrai... Nu, jeigu dievulis man duos jėgų, tai aš mėginsiu šitą rašinį išplėsti, gal ką nors daugiau padarysiu. Darbas su mokiniais, aš didžiausią malonumą jaučiu, kada man mokiniai baigiam, dėkoja dabar, sako, o jūs mus išmokat rašybos skyrybos. Kadangi metodas labai aiškus, reiškia, mokomėsi kalbos neklausydami ir nekaldami taisyklės, bet dirbdami praktiškai. Taisyklių nereikia mokytis atmintinai, o reikia esmę suprasti. O esmė yra čia visa. Mokiniai daug dirba, rašo, nurodo taisyklės ir tokiu būdu auga. Čia mano darbo irgi antra vieta, kur aš dirbu su kompiuteriu, redaguoju. Čia atsiunčia man medžiagos. Dabar kalbėjom apie tai, nuo ko aš pradėjau. Tai vat, gimė sumanymas numeruoti taisyklės. Ir paskui jau čia Vilniuje bedirbdamas aš išleidau du leidinius. Kiekvienas mokinys turėdavo tokią knygutę ir į namus neždavosi, ir kabinete turėdavo, dirbdavom su taisyklėmis. Jokio kalimo, bet per praktišką mokymą. Sakykit, o jūs 2015 metais gavot Felicijos Bartkevičienės labai garbingą premiją. Gavo. Tai vat už tą jūsų visą lituanistinę veiklą neatlygintinai daroma, kaip sakyt, už tą visą... Tai būtinai buvo sąlyga, buvo sąlyga, kad neatlyginamai daro. Taip. O Felicija Bartkevičienė buvo tokia spaudos laisvės gynėja, ar ne, ir redaktorė pati. Taip. Tai, o sakykit, gal kokių minčių galit pasakyti vat, apie dabartinę tą lietuvių kalbos būklę? Vat, kaip jums atrodo? Nes dabar daug yra taisyklių, kurios pasirinktinai galima jau ar ne taikyti, arba taip rašyti. Matot, mano požiūris yra toks. Ir savo taisyklių rinkinį aš tą požiūrį dėstau. Kad pasirinkimas yra labai toks neapibrėžtas dalykas. O skyrybos ženklas, ypač kablelis, taškas, brūkšnys, yra intonacinis ženklas.
Ir jeigu, pavyzdžiui, poezija yra be skyrybos ženklų, tai yra jovalas. Suprantat? Nepritariu visiškai. Nes dabar šnekamoji kalba daro didžiulę įtaką rašytiniai kalbai. Tai kaip jums atrodo? Kodėl, kas mane labai pykina? Greita kalbė. Per televiziją visur pila kaip iš kulkosvaidžio. Ir jau mano kompiuteris nebesugaudo kai kurios kalbos. Per greitai, suprantat? Greitai, nusižiūrėjai į amerikonus ir varo. Nėra dikcijos. Anksčiau diktorius specialiai ruošdavo, kad būtų labai taigiai, aiškiai, suprantamai žmonėms visiems. Dabar, matot, kalba, priešų turim vis tiek bjaurių. Atsirado, kurie pradėjo Lenkam pataikaudami tas pavardes lenkiškam raidėm rašyti. Dabar jie kalba diakritinius ženklus, ten kabliukus. Mano knygoje, pavyzdžiui, kurį pėdsakais 21 knygoje yra skliaustelėse parašyta lietuviškai pavadinimu, skliaustelė lenkiškai su diakritiniu ženklu, tai viskas normalu. Dabar aš dar ką noriu parodyti šitą mano redaguotų knygų. Čia apie 35 ar kiek mano redaguotos knygos yra. Ne mano čia knygos čia. Bet sakykit, rašytinė kalba knygų, tai gal nebloga yra redaktorių gerų mes turim? Turim gerų. Turim gerų, ar ne? Ir ta prižiūrima, ta kalbos kultūra vis tiek yra. Taip. Ir gana aukšto lygio, galima sakyti. Taip, tik tai, kad klausytų redaktorių. Dabar atsirado tokių naujovių kalbą, visokių naujovių nepagrįstų. Daug svetimybių labai daug. Kiekvienas reiškinys turi dvi puses. Bet visą laiką gyvenime vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Gėris, jeigu vien gėris būtų, tai būtų negerai. Turi būti ir blogio. Tada vyksta kova. Tada pasiekiama pažanga. Labai greitai tas pasaulis eina, keičiasi ir kalba tada labai greitai keičiasi, ar ne? Taip, žodžiu. Tempora mutantur et nos mutamus in illis. Keičiasi laikai, mes patys keičiamės. Juose. O gal dar pasakykit, kokie jūsų mėgstamiausi autoriai yra lietuvių? Lietuvių rašytojai, kokie jums arčiausiai širdžiai yra? Labai daug. Kur čia dabar? Pirmiausia, iš poezijos Salomėja Nėris. Man jinai labai gera. Kadangi ir turi Dievo dovaną, suprantat, kalbėti, poezija yra tada gera, kada skaitytojas, klausytojas randa kažką savo, apie save, palygina apie save. Ne šalta poezija, kaip dabar kai kurie šalta, išmąstyta poezija, nežinai, ką nori pasakyti autorius. Aš pradėjau nebelankyti šitų poezijos pavasario dienų. Aš nieko neišgirstu tai, kas man būtų labai įdomu, suprantat? Šalta, racionali, nenukreipta į skaitytoją. O kas dar? Iš prozos gal kažkas, ar dar iš poezijos? Viršūnę aš laikau Mykolaičio Putino altorių šešėlyje. O daug labai, ką čia, ir Žemaitė, ir Putinas, Mykolaitis Putinas, ir daugelis mano knygose, kurios yra, jie mano mėgstami yra labai rašytojai. Krėvė, Vincas Krėvė.
kaip čia taip staigiai. Užklupau, ar nesuklausiu. Mane ir aš žinau, kad regimuoja atmintis daugiau. Aš jeigu matau, tai man labiau patogiau yra. Nu, aš Simonaitytę labai mėgstu irgi. Patinka labai Simonaitytė. Tai senoji karta. O sakykit, Utenoj jau buvo pristatymas? Pirmos dalies jau buvo pristatymas. Tai vis tiek nuvažiuojat, ar ne, į visus pristatymus? Nu, man dievulis atsiuntė pagalbą Valdemarą Šimėną, aš pats jau nebevažinėjau savo automobiliu, tai dabar mane vežioja. Vėl sutvarkė reikalą. Tikrai jums geroji dvasia padeda. Ne, nu tikrai aš įsitikinęs, kad kadangi aš darau tokį darbą, kuris žmonėm reikalingas. Ne man asmeniškai, ne praturtėjimui, pinigų man užtenka. Tai dabar, kur sakot apie Vilnių, Kauną, apie didžiuosius miestus ir dar kiek liko knygų, tai dar darbuositės, ar ne? Nu, matot, prie Vilniaus, Kauno turbūt aš jau nebeprisėsiu. O kokie dabar artimiausi planai? Jeigu bus taip darbuosios, dabar būtų liktai, dabar galima būtų pagalvoti apie, pavyzdžiui, gal Anykščius reikėtų. Ai, tiesa, Vienuolį labai mėgstu. Baranauską. Nu, žodžiu, daugelis visų sako, reikia, kad aš pamatyčiau, tada aš galiu pasakyti, kas man patinka. Tai dabar artimiausias planas antrą dalį Utenos perskaityt korektūrą ir tada, ką tada imsitės? Jeigu sakau, dievulis laikys mane, pamėginsiu išplėsti tą rašinį apie Salomėją Nėrį. Nes labai reikalingas būtų šitiem visiems nemokšom parodyti, kad Salomėja Nėris surado tikrą kelią. Aš epigrafą tokį parinkau. Gėtės. Gėtės savo Fausto romane, kaip tik antroji daly jisai parado, kad Faustas tik tada pasako, kad stabteli akimirką žavinga, kada jis pradeda dirbti žmonėm. Savo žmonėms, savo tautai padėti. Tada jis sušunka stabteli akimirką žavinga ir Kiušas paima jo dvasią, išsineša. Tada. Tai kur šitą mano mintis pabėgo dabar su... Apie Salomėją. Tai va Salomėja Nėris irgi taip rašė. Paėmiau tokį epigrafą. Žmogus per klystkelius suranda tikrą kelią. Čia iš Fausto. Faust. Nu, čia ne visai iš Fausto, bet čia Gėtės yra. Gėtės suformuluota. Per klystkelius. Reiškia, Salomėja Nėris bjaurius klystkelius nuėjo. Likimas jai davė tokių išbandymų, kad nedaug dievė visiems kitiems. Bet ji pabaigoj vis tiek rado kelią su savo tauta. Tai nepritartumėt, kad paminklą nuimti? Jokių būdų. Aš kalbėjau vasarą čia prie paminklo, kai norėjau nukelti. Kalbėjau, sakiau, kad nesąmonė didžiausia. Suprantat, sovietai nužudė ją, o mūsiščiai dar jos atminimą nori nužudyti. Nu, idiotų kompanija, kitaip nepavadinsi. Durnių kompanija. Ir be to jie galvoja, kad nugriaus paminklą, tai jau žmonės nežinos ir jau čia bus kitas dalykas. Ne to kelio einama visiškai. Reikia didžiuotis, džiaugtis, kad mes turėjom tokių žmonių kūrėjai. O apie Salomėją aš jums sakiau, kodėl. Todėl, kad jinai per Miškinį, Antaną Miškinį, su kuriuo draugavo, palaikė ryšius su Miškinis palaikė su Lietuvos partizanais prie Kauno. Jis ją lankydavo. Mat, kaip buvo, kai pamatė, kad Salomėja Nėris jau ne tokia, kokia reikia. Pamatė tą rinkinį, tai ją apgyvendino name, kuriame gyvena 2 KGBistai ir šitas Žukas, karikatūristas. Ir Salomėja Nėris, kad galėtų ją sekti.
O kadangi ją Mištinis lankė, Mištinis palaikė ryšį su partizanais, jinai matyt atidavė savo rinkinį vieną egzempliorių šitą prie didelio kelio partizanam, kurie išspausdino savo laikraštyje, tą eilėraštį, kaip aš sakiau, pridedi šitą Tolimas sapnas. Taip, taip. Tai vėl galai sueina. Kai buvo Kaune rengiamas tas leidinys, Lakštingala negali nečiulbėti, tai leidyklos direktorius, valstybinės leidyklos direktorius Drazdauskas sukvietė pasitarimą ir pasiūlė parašyti apie tą knygą. Pristatyti spaudoj. Salomėja Nėris, ten ir Mištinis buvo, Salomėja Nėris pasakė, Mištinis man parašys nekrologą. O Mištinis tremty savo knygoj Sudaužyti kryžiai parašė, žiūrėkit. Skaitykit garsiai. Čia aš pakomentuosiu. Čia Salomėjos Nėries. Va čia turbūt Miškinio. Va šitas. Garsiai skaitykit. Už ką taip jau puošia tave seserėlę, ar kad apkerėjo raudona gėlė, atvežė paliko paskui patvorėlį vieną amžinai gulėt. Ką reiškia patvorėlį? Ne kapinėse, bet prie Vytauto didžiojo muziejaus. Ne šventoje vietoje, supranta, patvorėlį, kaip jis sako. Dabar žiūrėkit, kas jos broliai. Ar svyruos berželis, ar kukuos gegulė, ar pavasarėlis tau pašvies anksti, daug brolelių tavo patvorėlios guli paukščiams išmesti. Brolelių tavo. O kas tie broleliai? Partizanai. Taip. Tai vadinasi dar kartą paliudimas, kad tikrai su partizanais palaikė ryšį per Mištinį. Tai va, jūs kai taip mokat tekstą analizuoti, tai taip ir suprantat, kas parašyta. Dabar žiūrėk, dar pabaiga. Kai tau laimė piršo, aukso kalnus siūlė, mūsų širdis tvino kepo su kraujais, mes tada apstulbom, kurgi tu sesule, kurgi seserėlė, argi tau su jais. Prie krūtiniai segė tau raudoną gėlę, o mums veidas balo, temo mums šviesa. Buvo liūdna, gaila, širdį baisiai gėlė, ta gėlė raudona kruvina visa. Ir paskutinis pasmelis. Kai paskui pulkais mes ėjom ant pakūtos. Į Sibirą įtremti. Taip. Mištinis ėjo. Su mumis seselė nebuvai kartu, jei jau mirt reikėjo, tai numirt vorkutoj, tai palikt legendą mums galėjai tu. Taip graudžiai labai. Ir Baltušis savo knygoj reiškia, atsiminimų knygoj vietoj dienoraščio rašė, kad jeigu Salomėja Nėris būtų ilgiau gyvenusi, Zimanas būtų ją suėdęs. Ir ji būtų ko gero irgi iškapstę dėl to eilėraščių rinkinio, dėl to eilėraščio Didelio sapno, irgi būtų prisikabinę prie Salomėjos Nėries. Tai ačiū labai ir matau Felicijos Bartkevičienės tą statulėlę, ar ne, labai gražiai čia. Ten ta statulėlė atrodo. Ir dar antra yra Stanislovo Rapolionio premija dar. Esu gavęs kalbininko, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus kalbininko. Neapdovanojimai svarbu yra. Svarbu, ką tu padarė žmogau esi. Apdovanojimai tai yra, gerai trupučiukas, smagu. Kas yra garbė? Tai yra dūmai, suprantat? Vėjas papūtė, dūmai nuėjo ir... O sakykit, gal dar kokį palinkėjimą galėtumėt mokytojams, lituanistams, kraštotyrininkams? Gal kažkas galėtų pratęsti paskui vėliau tą literatūrinę kraštotyrą, kaip jūs ją matot, kokias perspektyvos galbūt galėtų būti? Aš kai ką darau trupučiuką.
ieškau, kas mane darbo, gal pasiseks truputį kažką pratęsti. Nu, aš manau, kad vis tiek gal atsiras kas. Nu, matot, reikia būti truputį ne visai normaliu. Gerąją prasme tokiu. Gerąją prasme. Aha. O gal kokį palinkėjimą galit kraštotyrininkams? Nes mūsų tas bičių korys yra kraštotyros svetainė, tai ko palinkėtumėt? Kraštotyros svetainė? Apskritai kraštotyrininkams Lietuvos ir mokytojams, pavyzdžiui, lituanistams. Nu, kaip palinkėčiau, kad kuo daugiau Lietuvos istorijos, praeities, kraštotinės medžiagos rinkti, apibendrinti, leisti, kad ateinančios kartos žinotų apie mūsų praeitį. Mūsų istorija yra skaudi, sudėtinga, bet prasminga ją žinoti. O dabar labai negerai, kada stengiasi mūsų istoriją, klastoja istoriją, nutyli istoriją. Tikrą istoriją neparodo, falsifikuoja istoriją. Tai būtina dirbti energingai. Džiugu, kad yra nemažai entuziastų Lietuvoje ir jų atsiranda visą laiką. Žodžiu, čia atsakysim, Gasperaitis labai didelis kraštotyros Utenos. Utenos čia jo sodyba yra senovinė. Nuotrauka padaryta. Žodžiu, daug yra žmonių ir jūs jau daug turit savo irgi surinkę nemažai kraštotyrininkų. Nu, mes Vilniaus tą regioną apimam. Prašau. Mes Vilniaus regioną apimam, bet apskritai kraštotyra dabar kažkaip labiausiai su bibliotekom atrodo siejasi. Taip, nes bibliotekose, matot, dabar atsirado etatai žmonės, kurie specialiai dirbo. Taip, iš žodžio įstatytas yra geras vėžes. Kraštotyra. Kaupia medžiagą, dirba. Žodžiu, neišnyks. Tai ir mano vienas irgi iš tų tikslų, kodėl ką aš čia darau, kad šitie mūsų kūrėjai neišnyktų iš mūsų istorijos. Kad jie liktų knygose uždaryti, parašyti apie jas, kas norės, pasižiūrės. Latiniškai pasakysiu. Feci quod potui, fecient meliora potentes. Padariau, ką galėjau, tegu padaro daugiau tie, kurie gali padaryti. Nu, kai pagalvoji, šis tas padaryta yra. Kitaip sakant, gyvenimas, nepraėjo be pėdsako. Nebereikalo epigrafas va šitais knygos. Pratarmės yra taip. Žmogau, čia Mačernio mintis yra. Žmogau, aš žemėje radau mintas tavo pėdas. Sakyk, kas tu esi, jei nori čia palikti ženklus. Prasminga, gerai.